Išsižiojęs klausydavau jo istorijų apie ypatingą stintų žvejybos ritualą. Tiesa dar apie žvejybą. Eime link Danės prie žvejo paminklo. Suprasi, kad mums žvejyba ne vien pomėgis. Tai mūsų gyvenimas, mūsų istorija, mūsų praeitis. Sako, kad tikrų klaipėdiečių vaikai jau gimsta su mekštelė rankoje. O pirmojo gimtadienio proga jie paprašo laiko. Eime toliau. Gėlyn senamiestį. Stilinis, bet jaukus. Neapsigauk bus akimirkų, kai pasijusi esąs vokiškame krašte, kaip fachverko architektūros tobulas. Būtent taisyklinga senamiesčio planas ir kontrastinga architektūra yra išskirtinis su senamiesčio bruožas. Pažvelk į raudonų plytų jūro pastatus. Jų architektūra atspindi rytprūsių būrinės architektūros tradicijas. Einam prie jūros ar kokios? Nešalta, nebijau. Pajūrio vėjas kitoks nei ten tavo krašte. Čia jis daug smagesnis. Jis kvepia. Mūsų Klaipėdos uostas neužšąla visus metus. Ir už vėtraščio gali girdėti nuolat. Visai netoli Klaipėdos jūrų muziejus ir seniausias Baltijos šalyse delfinariumas. Nori patirti vaikystę? Nueikite į delfinariumą, atsisėskite į laivą ir leiskitės aptaškos. O tada visą šlatą veščiausi prie gintaro kasyklo. Čia slūgso daugiausia mūsų šalies turto gintaro išteklių. Atsipūskim visi. Paragaukim lietuviško gėrimo alaus. Užsukim iš Vyturio alaus daryklą. Seniausia alaus bravoro veikianti jau 220 metų šiame mieste. Turėjau labai gerą istorijos mokytoją. Ji man penktokų, kolekcionavusiam senosios Klaipėdos atvirukus, kantriai aiškino, kodėl ir kuo turėčiau didžiuotis, kalbėdamas apie savo miestą. Esminius dalykus pamenu iš šiol. Esame seniausias Lietuvos miestas, turintis vakarų Europos miesto teisės ir herbą. Viduramžiais priklausėm Kryžiuočių ordinui. 15 amžiuje po Melno sutarties grįžo namo. Dar po kelių šimtmečių Tilžės aktas prijungė Mažąją Lietuvą. O 1923-aisiais ryžtingų savanorių dėka po pavykusio sukilimo Klaipėdos kraštas visam laikui tapo Lietuvos dalimi.